Okay. Gerai. Tai labas vakaras visiems, kas žiūrite ir klausote. Šiandieną mūsų tema tai yra Neuro ID pinigai. Paleisim skaidrės. Okay. Tai ar matosi mano ekranas? Taip. Ok, gerai, puiku. Tai trumpai dar kartą priminsim, kas tas Neuro ID. Tai Neuro ID galima, kaip čia, iš biologijos. Kiekvienas iš mūsų turime smegenis, pasirodo, kad jos yra ne vienos, o jos yra ten keletą. Ne tai, kad ten du smegenų pusrutuliai, bet yra lygiai taip pat reptilinės, pačios pirmykštės smegenys, kurios atsakingos už išgyvenimą, saugumą, toliau limbinės smegenys, kurios liko mums iš primatų, tai jų dėka mes sugebame ir norime bendrauti vieni su kitais, ir neokorteksas. Neokorteksas tai, kaip sakyti, paskutinė ten ta smegenų žievė, kurie atsirado vėliausiai. Jis atsakinga už idėjų kūrybą, savirealizaciją ir veiksmą. Ir kiekvienas žmogus, lygiai taip pat mes turime savo hormonus. Pagal šį metodą tai yra ten išskiriama pagrindiniai devyni pagrindiniai hormonai. Ir priklausomai nuo to, kai mes buvome dar įsčiose, pas savo motiną, e, koks buvo ten Saulės ar Mėnulio maksimumas, mes turim vedančią smegenų dalį ir savo vedančią hormoninę dalį. Gerai, neuroidi pinigai. Tai mes po truputį viską ir čionais apžvelgsime. Kaip tai veikia? Kas yra neuroidi ir kas yra pinigai? Mes turime testą, kurio metu mes galime, testas yra visiškai nemokamas, kurio metu mes galime pažiūrėti, ar mes esame savo sraute ar ne. Kiek mes esame savo sraute, kiek turime energijos, kiek mes, kaip dirba mūsų kūnas ir realizacija. Tai yra penki pakankamai nedideli klausimai. Ir kokia mūsų pagrindinė, dažniausia tai būna pa žmonės, tai yra pagrindinė mūsų vedančioji hormoninė liauka, tai yra to, ko mes dažniausiai ir nedarome. Nes mūsų smegenų, pavadinkime taip, reptilinės programos dažniausiai blokuoja tai. Ir vat jūs galite parašyti čia, ko jūs nedarote. Ar saugumo nekuriate, ar aktyviai neveikiate, ar nerealizuojatės. Taip, kad būtų pinigai pas žmogų, tai reikia laikyti šios parametrus etalone. Tokie trys pagrindiniai parametrai iš kiekvieno, sakykime, iš kiekvienos smegenų dalies yra pagrindinės liaukos, hormoninės. Tai penkta, jinai yra čionais, vat, tai susijusi su, galim sakyti, višutha čakra, tai yra valdymas. Žmogus pasireiškia, realizuojasi, tai vat išreiškia, vat aš kalbu, tai aš save išreiškiu, realizuojasi. Čionais, vat, Saulės rezginyje, tai yra trečia hormoninė liauka, kuri atsakinga už klientus. Tai yra vidurys, sakykime, šitų limbinių smegenų. Tai yra aktyvūs veiksmai, kaip mes save realizuojame sociume. Ir pati žemutinė hormoninė, tai yra kontrolė, kuri atsako už saugumą ir pasitikėjimą. Tai visų pirma, žmogus turi savo susikurti, kad jis jaustųsi saugiai, nu ten, kad jo nieks nepultų, kad finansai tiekėtų ir jis galėtų pasitikėti savo jėgomis. Kas yra etaloninė būsena? Kas yra etaloninė būsena? Vat čia mes matome tokį, pavadinkime, žinių kvadratą, pavadinkime taip. Jisai truputį skiriasi nuo visų kitų, kuriuos man teko matytis. Ir jeigu mes turime savo pagrindinės
sakykime, sritis žaliai, tai mes esame etalone, o visos kitos turėtų būti maždaug pilkos spalvos. Mes tai galime pasitikrinti vėlgi atlikę testą, kiekvienas jūs vat matote šitą. Ir vat būtent čionais yra 9 kvadratėlių kvadratas, kuris yra apima visas va tas pagrindinės 9 liaukas. Toliau. Mm. Pagrindinis dalykas, kaip mums atrodo, jeigu ar mes turime kam parduoti savo paslaugas. Bet kokiu atveju mūsų visi gyvenimai, situacijos yra susiję su pardavimais, kad ir kaip mes to vengtume ar nenorėtume savo pripažinti. Jeigu mes dirbame samdomą darbą, mes save parduodame darbdaviui. Jeigu mes kūrėme savo verslą, tai reiškia, mes savo paslaugas parduodame savo klientams. Jeigu jūs esate psichologas, coacheris ar dar kažką, tai vadovas, e, šiuo, šios programos pagalba, programėlės, pavadinkim taip, galima sugeneruoti potencialių užklausų srautą. Ir vat dabar čia tokie jau techniniai dalykai, kaip tai veikia. Būtent jeigu anksčiau tai buvo galima išskaičiuoti ten iš Excelio lentelės, tai vat šiuo metu vat yra, sakykime, programėlė, kurios registracija eina per Telegramą Messengerį. Ir pirmas veiksmas tai taip, kad iš Telegram kanalo, jeigu jūs jį turite, jeigu neturite, rekomenduoju vesti, nes visi kiti messengeriai dažniausiai blokuoja kažkokias tai informacijas, o Telegramas vienintelis, kuris mano žiniomis šiai dienai yra saugiausias ir atlieka pakankamai daug marketinginių funkcijų. Tai jisai tikrai nužengė keliais žingsniais į priekį. Tai iš Telegram kanalo sekėjas papuola į botą, NeuronB, ir jis automatiškai jau tampa jūsų klientų bazėje. Kiekvienas iš jūsų atsidarė savo tą programėlę, kur yra jūsų vardas ir pavardė, ten yra nuoroda pakviesti atlikti testą. Ir jau tas potencialus, sakykime, sekėjas yra papuola į jūsų bazę. Toliau, antras žingsnis, kai žmogus praeina testą NeuroID, į jūsų botą ateina jo kontaktai. Ir toliau jau priklauso nuo jo veiksmingumo, ar ten nuo jūsų to, jisai paspaudžia mygtuką, užsirašyti konsultaciją ir vyksta tokiu būdu pardavimai. Ką daryti, jeigu neperka? Būtent šis testas leidžia pažinti žmonės pakankamai labai greitai. Netgi yra galimybė, netlikus testo, pažinti žmogų, tai tenais, kur yra dienos prognozė, tai jeigu einate kokį susitikimą, dienos prognozėje galite suvesti žmogaus gimimo datą, vietą ir laiką ir jūs jau matysite, kokiam pasauliu jisai priklauso. Bent jau tiek. Tai kad žinotumėt, kaip bendrauti su viršutiniu pasauliu, viduriniuoju ar žemutiniu. Lygiai taip pat klausimas, jeigu jūs nesate dar, nedirbate taip vadinamoje minkštoje rinkoje, tai yra nieko nekonsultuojate ar nieko nepardavinėjate, šito testas gali lygiai taip pat padėti jums sukurti savo produktus, ką aš pasakoju jau meta grupėse. Kam tai tinka? Pagrindinis turbūt klausimas, kam tai tinka? Psichologams, coacheriams, mentoriams, personalo specialistams, vadovams, kad bent jau žinotų, kur kokį pavaldinį statyti ir lygiai taip pat sudėjus visus į kvadratą pažiūrėti, kokių specialistų mums trūksta. Kodėl? Nes jeigu žmogus sėdi ne savo rogėse, tai, kaip sakyt, dirbdamas tą darbą, kuris jam nėra mielas, pavadinkime, anksčiau ar vėliau jisai vis viena iš jo išeis. Turintiems savo produktus verslininkams. Ir aišku, visiems tiems, kas dirba su savo klientams ar potencialiais klientas. Būtent tai yra puikus būdas šaltus klientus, turbūt žinot, kas yra šalti klientai, paversti artimais. Nes jau bent jau mano šitam procese
pabendravus su žmogum pusę valandos apie jo tos, apie jį patį, atrodo, kad tu jį pažįsti keletą metų ir pats žmogus jaučiasi irgi labai šiltai ir laimingai. Ir kai mes nesame savo sraute, tai čia tokia labai gera iliustracija, mes neturime energijos. Nes mes atliekame tuos darbus, kuriuos neturėtume atlikti, o kai ne, ir tuo pačiu netenkame labai daug energijos. Ir galima pasakyti, kad jeigu nėra energijos, nėra ir pinigų. Jeigu visos hormonalinės liaukos išėjusios iš savo rikiuotės, tai, nu, pradedant nuo pačios. Jeigu pirmoji nėra savo vietoje, tai yra baimė pa žmogų kyla, nėra jau lygų, prasideda lygos. Vėlgi priminsiu, mūsų protas gauna signalus, pavadinkime taip, iš kosmoso, ką turėtų šitas avataras mūsų daryti ir siunčia savo kūnui. Kūnas atitinkamai reaguodamas siunčia, išskiria tam tikrus hormonus. Ir jeigu mes jų nerealizuojame, nu jeigu, sakykime, pati pirma adrenalinas tai yra veikti veiksmus, tai tie hormonai pradeda mus nuodyti. Jeigu antra hormonalinė liauka išėjus iš savo rikiuotės, tai įsijungia mąstymo būsena, kuri vadinasi aš auka ir įsijungia kančia. Kai įsijungia trečia hormonalinė būsena, jautiesi ne savo lėkštėje. Ketvirta, manęs niekas nemyli, atrodo, pasaulis visas nusisukęs prieš mane. Penkta, jautiesi niekingai ir įsijungia ignoras. Šešta, susipainiojusi sąmonė, nėra koncentracijos. Būtent čionais atsakinga už mūsų koncentraciją ir mūsų vizijos sutelkimą į vieną tašką. Tai yra kaip lazeris nusitaiko į tą vietą, kur reikia šauti. O jeigu jinai nedirba, tai reiškia, mūsų visi veiksmai yra neturi fokuso. Tai reiškia, darau beleką, tik tai kad daryti, galų gale praeina mėnuo du, jokio rezultato nėra. Septinta, kuri būtent atsakinga už komandos subūrimą, tai vat, jeigu jinai nėra sraute, įsijungia vienatvė. Aštunta, nieko nesuprantu. O būtent aštunta atsakinga už mokymasi ir mokymą kitus. Nu, arba, sakykime, darbų planų sudarimą kažkaip savo darbuotojams. Ir devinta, ateitis mus gąsdina. Būtent jinai atsakinga už ateitį, kūrybą ir viziją. Nėra, ir va būtent jeigu jūsų lentelėje, šitoje iš 9 kvadratų, jinai visa raudonuoja arba juoda, tai sakykime, arti tos ribos, kada jinai paraudonuos. Ir tai reikėtų vėlgi persižiūrėti savo strategijas, savo veiksmų planą, ką jūs dirbate ne taip, ką galėtumėte deleguoti arba kur turėtumėt patys patobulėti. Kad išspręsti visas savo finansinės problemas su pinigais, užtenka sugrįžti į savo srautą NeuroID. Ir kaip sugrįžti į savo srautą? Tai būtent aš ir organizuoju meta grupės, kurių metu tai vyksta. Kas yra meta grupė? Meta grupė tai yra išėjimas į savo srautą 4 gyvenimuose situacijose. Tai yra 4 susitikimų trukmė, 2 kartai į savaitę, pirmadienis ir ketvirtadienis, 4 grupiniai meta susitikimai per Zoomą. Pirmas iš jų susitikimas aš sraute, antras yra santykiai sraute, trečias pinigai sraute ir ketvirtas yra gyvenimas sraute. Reikėtų pastebėti, kad kiekvienas susitikimas atstoja metus darbo su savimi, ten neskaitant psichologo ar kito specialisto konsultacijų. Jūs patys galite, kaip sakyti, save identifikuoti ir pradėti veikti. Kiekvienas susitikimas, tai, nu, maždaug jo trukmė yra apie 2 valandas. Yra tam tikros praktikos, netgi ne tai, kad
kur mes sugrįžtam į savo srautą. Asmeninės konsultacijos pagal NeuroID ypač labai smagu žiūrėti save ir kolegos, kurie, kurie yra šalia jūsų, kad jūs žinotumėt, kaip bendrauti su kitais žmonėms. Ir praktikos ir instrumentai. Praktikos, taip vadinamos kūno praktikos, kurios yra labai paprastos, bet jas paprasčiausiai reikia atlikinėti. Ir kaip aš jau žinau iš jogos, kaip sako, yra tokia taisyklė, niekom netikėti. Tai vienintelis būdas jas patikrinti, reikia jas atlikti. Nu, patikėkite, tai veikia. Ypač santykiuose su artimu žmogu. Antra, ką jūs gausite. Pokalbių grupė su dalyviais ir mano atgalinių ryšių. Tai reiškia, kad jūs nebusite palikti vieni. Kiek visa tai kainuoja? Nu, standartinė programos kaina, sakykime taip, į kurią eina 4 meta susitikimai, pokalbių grupė, asmeninė konsultacija, tai yra 400 eurų. Ir aš suprantu, kad ne kiekvienas gali sau leisti mokymus sumokėti 400 eurų. Ir aš dovanoju nuolaidą 300 eurų, tai yra 73 procentus. Jeigu jūs prisijungite dabar, tai gaunate visą programą ir mokate tik 100 eurų. Tai dar ne viskas. Būtent ši programa suteikia man pasitikėjimo tiek, kad yra 100% pinigų grąžinimo garantija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu per pirmas 7 dienas liekat nepatenkinti dėl meta grupės, jūs parašote ir bus grąžinti pinigai be jokių klausimų. Tai reiškia, kad jūs absoliučiai nieko nerizikuojate. Nu, kadangi programa trunka 2 savaitės, jūs po savaitės galite sakyti, ne, tai ne man. Tai jeigu dar abejojate, tai siūlau ryžtingai griebti, nes visas rizikas aš prisiemu savo. Toliau. Tai yra ribotas pasiūlymas ir kadangi registracija bus iki pirmadienio, tai po 48 valandų registracija baigsis ir su tokia kaina galima užeiti tik dabar. Ir jeigu tu nespėjai, reiškia, tau nepasisekė, todėl geriau netempk. Ką reikia daryti? Rašote žinutę, meta grupė ir jūs būsite įtrauktas į atitinkamą čatą, kuriame renkama šita meta grupė. Na, o jeigu per 7 dienas persigalvosite, jums pinigai bus grąžinti. Jeigu liko klausimų, galite užduoti dabar arba parašyti man asmeniškai arba administratoriai. Mes prieinam prie to momento, kai nuo jūsų sprendimo priklauso viskas. Tai yra, sprendimas yra paprastas. Palikti viską kaip yra arba praeiti kelią savarankiškai. Nu, aš ėjau tą kelią savarankiškai 15 metų ir jeigu man būtų pasitaikę šitas metodas kiek anksčiau, gal tas kelias būtų kiek trumpesnis. Arba tai momentas, kai priimti mano pagalbą ir greitai išeiti į savo srautą. Siūlau tai pasiimti dabar su nuolaida ir sumokėti tikrai simbolinę sumą. Nemanau, kad tokių mokymų jūs gausite kažkur tai kitur. Tai va, mano skaidrės baigėsi. Gal turime kokių klausimų? Klausimų nėra, viskas aišku. Viskas aišku, ne? Vienintelis klausimas tai yra reikia rašyti meta grupę ir jūs būsite įtraukti į grupę ir tada mes galėsime pradėti darbą. Na, Aš šitoj grupėj parašiau į komentarą meta grupė. Tiesiog man neleidžia rašyti. ok, Nu, gerai, gerai, Ruslanai, trauksim tave, taip, žinom. Tai yra. gerai. Ok, Martynas gal turi klausimų kokių? Negirdim, kokie, gerai. Tai va, bet kokiu atveju, tai aš sakau, mano visas kelias sąmoningumo, kuris, sakykime, prasidėjo po gilios duobės,
kai tu netenki verslo, šeimos, artimųjų draugų. Prieš 15 metų tai teko į tai pažvelgti kažkiek tai kitaip. Ir 7 metus buvo užduodamas klausimas, kodėl. Po to joga padėjo mane surinkti. Ir va, kaip nekeista būtų, joga, ten meditacija, visa kita, dėmesio koncentracija, paskui mentalinė aritmetika, tai neuronų jungčių lavinimas. Ir paskui vat meta grupė, kuri irgi vat paaiškina, kaip veikia tos mūsų smegenys, kad jos pasirodo net labai stipriai yra sujungtos su mūsų hormonais. Tai kviečiu visus tikrai prisijungti ir susitikti meta grupėje. Tai jau. Šiandieną tiek. Ar turim dar ką paklausti? Ok, Ne, gerai. ačiū už paskaitą. Jo, malonu, Iki. kad esat kartu ir susitiksime meta grupėje. Iki. Iki.